Sveiki visi, kurie dar nesušalo šią šaltą vasario savaitę. Su jumis ir vėl sveikinasi Vilniaus krepšinio lygos apžvalga. Elito grupė savo pirmojo etapo kovas pabaigė dar praeitą savaitę. Dar kartą primename turnyrinę lentelę. Latvijos Lietuvos rinktinių apžvalgą galėjote stebėti praeitoje mūsų laidelėje, o dabar parodysime jums tai, kas liko už kadro. Tai yra taip, kaip lietuviai darė šou ir kaip mokė braliukus žaisti krepšinį. Liko vos 2 savaitės žiemos, todėl kviečiame registruotis Vilniaus krepšinio lygos pavasario čempionatui. Smulkesnė informacija mūsų internetinėme puslapyje www.vilniauskl.lt. Kol elito grupės komandos ilsėjosi besiruošdamos antrajam etapui, prasidėjo tolimesnės Basket News LT iššūkio taurės rungtynės, kurioms ir skirsime didžiausią dėmesį šiandienos laidelėje. Keliaujame į Šalčininkus, kur susitiko vietos BC Šalčininkai, pasipuošę naujomis aprangomis, bei pogrupio lyderiai ŠMKM Instinct Express. Nuo pat pirmojo kėlinio pradžios naujomis aprangomis pasipuošę šeimininkai parodė, jog lengvai netiduos pergalėms vieniems iš čempionato favoritų. BC Šalčininkai vedami Andžej Milošo, Aleksandro Šlempos ir Romuald Grudinskij trio puikiai sužaidė pirmąjį kėlinį. Tuo tarpu svečiai žaidė ramiai ir neagresyviai, dažniausiai atakuodami iš tolimesnių distancijų ir pataikydami keletą tritaškių neleido šeimininkams atitrūkti. Tačiau gero puolimo dėka laimėti pirmąjį kėlinį 3 taškais sugebėjo būtent šeimininkai. Keista, tačiau nuolat pilnoje salėje rungtyniaujančios šalčininkiečių komandos palaikyti šį kartą atėjo vos 14 sirgalių. Galbūt tai taip pat palengvino svečių uždavinius. Antrasis ketvirtis buvo nerezultatyvus abiejoms komandoms. Daug geriau sužaidę gynyboje ŠMKM 83 jau kėlinio pradžioje persvėrė rungtynių rezultatą savo naudą. Prastas puolimas neleido svečiams susikrauti didesnio pranašumo, tačiau įpusėjus rungtynėms pakako ir 2 taškų persvaros. Trečiajame kėlinyje abi komandos ir toliau žaidė korektiškai, retai prasižengdavo, o atakas dažniausiai užbaigdavo iš vidutinio nuotolio arba tritaškio zonos. Tai sėkmingiau darė ŠMKM, pataikė 4 tritaškius metimus ir dar labiau padidino savo persvarą. Nepaisant visų svečių bandymų pabėgti į priekį, šalčininkai labai toli nepaleido savo varžovų. Į priešininkų tritaškius metimus šalčininkiečiai nuolat atsakydavo savo taikliais šūviais. Prieš lemiamą ketvirtį komandą skyrė 7 taškai, tad dvikova dar toli gražu nebuvo baigta. Vis tik intriga išliko tik pirmoje kėlinio pusėje. ŠMKM 83 sėkmingų žaidimų išmušė iš vėžių savo varžovus, kurie nerado būdų kaip apsiginti. Aleksandras Šlempa ir Edgar Svorobovič dar bandė padėti šeimininkams priartėti prie tolstančių svečių. Tačiau jų pastangų buvo maža. Pralaimėjimas šalčininkus palieka už 8 stipriausių grupės komandų ribų, todėl komanda toliau tęs dvikovą dėl Basket News LT iššūkio mažosios taurės. Ką apie rungtynes mano ŠMKM 83 ekipos žaidėjas Aleksas Pikturna. Šiandien iškovojot pergalę Šalčininkose ir užtikrinot pirmąją vietą pogrupėje. Kaip sekėsi rungtynės? Rungtynės sekėsi sunkiai. Vienas dalykas, kad Šalčininkų komanda garsėja savo sirgaliais. Išvyka
šalčininkus buvo jaudinanti ir pirmas ir antras kėlinys tą parodė, kad iš tikrųjų jaudinamės, nes šalčininkų komandos namų aikštėje žaisti visoms komandoms, manau, yra sudėtinga, kai palaiko toks būrys sirgalių. Tačiau vyrai iš tikrųjų susistygavo per zoninę gynybą. Iš tikrųjų gynyba lėmė, kad mes laimėjom šios rungtynės, nes iš tikrųjų geros gynybos dėka atsivėrė ir krepšys ir keli pataikyti metimai. Liko dar kelios rungtynės pogrupyje, vienas iš jūsų, kita pogrupio favoritė Champion. Ką galime išvysti toje dvikovoje? Manau, mūsų komandai yra dar daug kur tobulėti, bet visada stengiamės žaisti iš visų jėgų, nepaisant, kad sunkiau tampa mums susirinkti kaip komanda, tačiau prieš Championus, aš manau, mes būsime geriausios sudėties ir stengsimės rodyti, kad esame pirmoje vietoje, nebereikalus. Ar išliks ta pirma vieta čempionatui pasibaigus? Manau, kad kiekviena komanda, kuri žaidžia, nori tik pergalių. Taip ir mes norime tik pergalių ir išdėsime visas pastangas, kad taip ir liktų. Sėkmės. Ačiū. Tuo tarpu Mykolo Biržiškos gimnazijoje įvyko žūtbūtinė dvikova tarp MBG alumni žengusios 17 pozicijoje ir Juridikon buvusios turnyrinės lentelės kaimynė. Pirmasis kėlinys prasidėjo greitomis komandų atakomis, netaikliais metimais bei klaidomis perduodant kamuolį. Visą kėlinį vyko atkakli kova, pirmavo tai vieni, tai kiti, tačiau kėlinį 18-12 laimėjo šeimininkai. Antrajame kova ir vėl užverda taškas į tašką. Nenorėjo pasiduoti nei viena komanda, tačiau kėlinio viduryje jau ketvirtąją pražangą buvo nubaustas svečių ekipos žaidėjas Mindaugas Paulauskas. Tačiau kaip nebūtų keista, svečių norą laimėti tai niekiek nesumažino. Šeimininkai šią situaciją puikiai pasinaudojo, pabėgdami net 8 taškais pirmin. Tačiau ir vėl puikiai kėlinio pabaiga, Juridikon palieka vos 2 taškų atsilikimą 39-41. Antroje rungtynių pusėje pradėjo retėti svečių gretos. Dėl surinktų asmeninių pražangų limito aikštelę paliko Juridikon žaidėjas Petras Butrinas. Tokie praradimai ilgai dar neatsiliepia rezultatų, tačiau kėlinuko pabaigoje jau 68-60 priekyje MBG alumni. Kai ketvirtame kėlinyje iš žaidimo iškrito dar ir Algimantas Marcinkevičius bei Mindaugas Paulauskas, viskas tapo aišku. Būtent pražangų gausa ir buvo viena pagrindinių MBG alumni pergalės priežasčių. Šis laimėjimas leidžia MBG alumni ekipai pirmą kartą sezone pakilti iš turnyrinės lentelės dugno. Na, o Juridikon dabar jau laukia uždavinys sudėtingas. Jiems reikia laimėti bent vieną pergalę daugiau negu MBG bei tikėtis pastarosios ekipos nesėkmė. Visa tai įmanoma, tai reikia pastangų ir šiek tiek sėkmės. Ką apie dvikovą mano MBG alumni krepšininkas Darius Imbrasas. Grįžote į savo namų salę ir iškovojot antrą pergalę iš eilės. Iš kur tokia sėkmė? Nežinau, matyt, namų sienos padėjo. Taip, krepšiai geresni, patys gal šiek tiek ramiau žaidėm, maloniau vis tiek į savo areną grįžti. Tai kas šiandien buvo pagrindinė pergalės priežastim? Gal kovingumas, vis tiek labai gerai kovojom dėl atšokusių kamuolių, labai daug nusiėmėm, gal mažiau klaidų darėm, šiek tiek ramiau žaidėm ant pabaigos, ir išėjo galas sužaist gerai. Kaip manot, ar dabar jau tas bilietas išsvėtas į 16-uką yra iškovotas? Sunku pasakyti, man atrodo, reikia vis tiek dar. Kelios varžybos liko, tai matyti reikia dar bent jau vieną pergalę pasiimti. Sėkmės. Dėkui. Basket News LT iššūkio taurės B pogrupio rungtynėse susitiko Akcija Krepšinis ekipa, kuri paskutiniu metu demonstruoja neblogą formą su lentelės apačioje įsikūrusiais Harazaikom vaikinais. Šeimininkai greičiau rado kelių link varžovų krepšio. Pradžioje aikštelėje jautėsi drąsiau bei užtikrinčiau. Pagyvinus gynybą, jau svečiai atrado tą kabliuką, kuriuo tarsi būtų galima kabintis šiose varžybose į pergalę. Spaudžiami varžovų šeimininkai buvo priversti daryti klaidas ar šiek tiek sutrikti. Tačiau pirmajame kėlinuke raudonai baltiems taip ir nepavyko atsitiesti. Rezultatas 18-9. Antrasis kėlinys parodė, jog svečiai neleis savo priešininkams taip laisvai veržtis po krepšiu, kaip jiems taip pavykdavo padaryti pirmajame ketvirtyje.
Šį teiginį patvirtina ir faktas, jog Akcija Krepšinis per šį ketvirtį įmetė 4 tritaškius ir tik 1 dvitaškį, taip surinkdama 14 taškų per kėlinį. Svečiams pavyko kiek sumažinti šeimininkų persvarą, tačiau prastai sužaista kėlinio pabaiga neleido priartėti dar labiau. Akcija Krepšinis į didžiąją pertrauką išeina turėdama 8 taškų pranašumą. Atrodytų, jog svečiai dar galėtų kautis dėl pergalės susitikime, tačiau itin prastai sužaistas trečiasis kėlinys nulėmė rungtynių baigtį. Per šį ketvirtį Harazai.com įmetė tik 5 taškus, o antrasis jų metimas tikslą pasiekė praėjus vos 5 minutėms nuo kėlinio pradžios. Paskutinėme ketvirtyje šeimininkai tik didino atotrūkį nuo savo varžovų, o naujasis Harazai treneris Laurinas Žilinskas leido pasireikšti visiems tą dieną buvusiems aikštelėje komandos draugams. Ką apie rungtynes mano nugalėtojų ekipos žaidėjas Robertas Ramaška. Tikėjomės, kad nugalėsim. Nebuvo poros žaidėjų. Trūko brolį labai, komanda išvažiavęs dabar, bet aš manau, kad mūsų komanda tiesiog stipresnė ir viskas. Dėl to ir laimėjom. Pasisekė metimai. Ir kovojo vyrai, stengiasi. Soliukas parodė, kad irgi nori žaisti. Tai tiek. Užsitikrinat dabar jau kelialapį į mažąją taurę. Kas toliau? Sieksim aukščiausių vietų mažoji taurė, nes iš tikrųjų tik dabar pradėjom normaliai sportuoti, susižaisti ir jau prieš tai parodėm daugelį rungtynių, kad net su lyderiais pralošėm tik kelių taškų skirtumų. Štai taip atrodo Basket News LT iššūkio lygos A grupė. Ir toliau be pralaimėjimų žengia ŠMKM 83 komanda. Na ir turime jau 6 ekipas užsitikrinusias vietą pirmajame aštuntuke. Pasikeitimai turnyrinės lentelės apačioje. Į 16 poziciją kyla MBG Alumni. Tuo tarpu B po grupėje iki šios savaitės pralaimėjimo dar nebuvo patyręs ir KT Žaibas. Čia yra taip pat 6 komandos jau ramios dėl savo vietos pirmajame aštuntuke. Turnyrinės lentelės apačioje jau įprastas Harazai.com pavadinimas. Basket News LT iššūkio lygos naudingiausių krepšininkų penketukas vasario pirmoje pusėje atrodo taip. Į žaidėjo pozicijoje pirmą kartą šį sezoną inkorporė krepšininkas Rytis Kriūnas. Lengvojo krašto puolėjo pozicijoje jau 3 kartą paeiliui Laurinas Ralys, MBG Alumni. Atakuojančio gynėjo pozicijoje Andrius Juknevičius Normaliok taip pat 2 kartą paeiliui. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje įspūdingą formą pastaruoju metu demonstruojantis Dionizas Diržauskas, BC Pilaitė. Na ir vidurio puolėjo pozicija 1 kartą šiame sezone BC Salininkų atstovas Andrei Kovalevskij. Visus šios krepšininkus sveikina Vilniaus krepšinio lyga ir Druskininkų Aqua Parkas ir įteikia kvietimus apsilankyti Druskininkuose. Pirmosios vasario pusės gražiausio epizodų trejetukas kiek netradicinis. 3 pozicija MBG Alumni kolektyvas Laurinas Ralys bei Kęstutis Girdvainis. Antroji vieta atitenka BC Šalčininkų komandai ir puikiam Romuald Grudinski blokui. Na ir pirmoji pozicija – outsideriai turnyrinėje lentelėje, tačiau lyderiai pirmoje vasario pusėje gražiausio epizodų pozicijoje – Aleksandr Malaiško, BC Harazai ir fantastiškas blokas. Ačiū, kad buvote su mumis, susitiksime ir vėl po 2 savaičių. Likite ir toliau su Vilniaus krepšinio lyga. Ir nepramiegokite pavasario čempionatą. Susitiksime netrukus.